Sveiki visi iš Vyturiuko sandėlio. Šiandien pirmiausiai noriu pasveikinti visus slaugytojus su Tarptautinė slaugytojų diena, slaugytojų padėjėjus, visus žmonės, kurie susiję su slauga, taip pat ir artimuosius, kurie slaugo savo šeimos narius ar giminaičius, galbūt tai kaimynus, taip pat žmonės, kurie prekiauja slaugos prekiam, ar vienaip ir kitaip prisideda prie slaugos. Mes Vyturiukas komanda, tikrai didelė komanda, kurie užsiimame slauga. Sveikiname visus, aš taip pat nuoširdžiai sveikinu mūsų įmonės darbuotojus, vadybininkus ir visą personalą, kuris dirba jau daug metų atiduodama savo širdį. Ir džiaugiuosi, kad tokia diena yra pripažinta tarptautinė diena. Taigi sveikinimai visiems slaugytojams, slaugytojų padėjėjams ir visiems kitiems, kurie susiję su slauga. O šiandieną, slaugytojų dieną, aš važiuosiu ir vešiu šį elektrinį vežimėlį į Vilnių mūsų klientui pristatyti. Kaip manote, ar aš vienas pajėgsiu šį vežimėlį pristatyti klientui? Vežimėlio svoris yra 70 kg. Aš šiandieną dirbu vienas. Ar pristatysiu? Kaip galvojate? Taigi, iššūkis man, o jums gražios dienos ir linkėjimai iš Vyturiuko sandėlio.